man žiauriai patinka, kai neturi gal daug laiko rašyti, tu pradedi daryti tokius mažus kompromisus, kurie iš tikrųjų yra labai iš tavęs ištraukia kūrybiškumą. Pavyzdžiui, neieškot kažkokių, žinai, simfoninių instrumentų, bet ir savo balso darytis šitus sluoksnius garso. Gal approachai šitie, kaip aš važiuoju šitą gabalą, man primena paties pirmą albumą Pick Up Line, nes pirmam albume aš labai nesivadovavau jokiais žanrais ir stengiausi ten, kur mane veda daina, ten ir eit. Ir turbūt ir buvo fainumas tame, kad kiekvienas gabalas skirtingas. Pirmuose dalykuose eksperimentuojas ir ieškai savo paties kampų, ribų, naujų. Nieks tavęs nevaržo, nieks tavęs nėra uždaręs į jokią dėžutę, nieks tau nesako, koks tu turi būti. Tu tiesiog pats ateini ir sakai, vat aš žiūrėkit, aš toks, čia yra vienokia mano spalva, kitokia mano spalva. Tai yra labai kažkoks išlaisvinantis dalykas.